Mes su jumis Lietuvos žmonės. Kai išgirsite savo radio aparatų svetimą balsą, žinokite... Mes kalbėsim tol, kol būsim gyvi, kol mūsų išėlį išmės. Mes čia. Jeigu žurnalistų balsą pakeistų tyla, pradžioje galbūt net nepastebėtumėte. Galbūt kurį laiką gyvenimas tekėtų įprastai, bet netrukus suprastumėte, kad esame daugiau nei balsas ir vaizdas. Daugiau nei tik kasdienis įprotis įsijungti naujienas, kad žurnalistų balsas tai ir jūsų balsas. Kad esame ten, kur būti svarbiausia. Didžiosios valstybės, didžios ne savo teritoriją, tai šalis didžios žmonėmis. Kad visada esame ten, kur esate jūs. Žinoma, norėjo aukso, bet sako, dabar yra labai laimingas. Aš permąsčiau, ką reiškia būti sėkmingu žmogumi. Dabar žinau, kad tai yra galimybė džiaugtis. Esame tam, kad jūsų balsas būtų girdimas. O jūs girdėtumėte visą pasaulį. LRT. Svarbiausios naujienos, bet kokiomis aplinkybėmis visą parą. Labas vakaras visiems pasirengusiems žiūrėti Panoramą. Šį vakar laidą vedu aš, Eglė Bučelytė.